Ypatingų stebuklų fėja. Fėja Ticija ir jos brolis Tilis keliauja daryti žmonėms stebuklų. Netikėtai užkliuvusi Ticija pargriūva ant savo stebuklingos lazdelės. O varge, dabar ji sulinkusi. Kažin ar ji dar tebeveiks? Sunerimusi galvoja Ticija. Petriukui reikia naujų batų. Ticija iškelia lazdelę aukštyn ir štai 3 naujutėlaičiai batai čia. O kam 3? Man juk reikėjo 2, sušunka Petriukas. Na gerai, iš 3 pasidarysiu laivelį. Nojus nori padovanoti mamai gėlių, bet krautuvėlė jau uždaryta. Ticija sumosuoja lazdelę ir Nojaus rankose atsiranda vazonėlis su kaktusu. Puiku, mamai juk taip patinka kaktusai, nudžiunga Nojus. Elzė baisiausiai nusiminusi. Dingo mano katytė Micė, kūkčioja mergaitė. Ticija mosteli lazdele ir už kampo pasirodo Micė vedina 3 mažyliais. Čia tai bent, džiūgauja Elzė, aš juk visada norėjau kačiukų šeiminėlės. Ticija susimąsčiusi apžiūrinėja savo sulinkusią lazdelę. Žinai, nekeisiu jos į jokią kitą, sako ji Tiliui. O Tilis nusijuokęs atsako. Na va matai, Ticija, čia mums gera pamoka, kad ne išvaizda yra pats svarbiausias dalykas.